Jie turėjo mums parodyti, pasakyti, kad mes esame gražūs ir patrauklūs. Kada turėjo pasakyti? Jau tada, kai mes supratom, kokios lyties esam. Tai yra kokių 4-5 metų. Na, jeigu viskas šeimoje sėkmingai klostosi ir įmanoma, tai jau tuo metu tėvai turi mumis pasidžiaugti, kokie mes gražūs, kokie. Tai va, tėvai patys turi, kažkaip tai nesigėdinti ir apsikabinti ar pabučiuoti vienas kitą mūsų akivaizdu ir neišjungti televizoriaus tą pačią minutę, kai ten kokia erotinė scena vyksta. Nes ką vaikas tada jaučia, kad čia yra kažkas labai pasibjaurėtino, tokio gėdingo, baisaus. Vaikščiojimas aplink kažkokią tokią paslaptį, kad čia viskas taip ne vaikams ir tai labai, arba randa tėvai vaiką besimasturbuojant ir jį ten sugėdina, suniekina, tarsi jis patį baisiausią dalyką padarė. Tai aišku, kad žmogui tai, ką jam pasako, kad aš kažkoks pasibjaurėtinas. Vienu žodžiu, šitoj srity labai lengva įgauti jausmą, kad esi pasibjaurėtinas, tokį nelogišką kvailą, kur pats supranti, kad kodėl aš turiu būti pasibjaurėtinas. Bet jausmas vis tiek yra. Ir beje, šį jausmą turi ir vyrai, ir moteris ganėtinai vienodai. Moteris jaučiasi negražios, moteris labai daug yra gėdos jausmo ties to, kad orgazmas nepasiekiamas kažkokiu mistiniu būdu, o yra vis tik ne vaginalinis, o klitorinis, nors tai yra daugeliu moterų. Bet vyrai irgi jaučiasi tokie bjaurūs, gyvuliški padarai.